Surski, a jumis žinote, kad po Putino pareiškimo, kad internetas yra CŽV išradimas, ruskeliai patys kurs savo interneto tinklą pavadinimu Čeburaška. What? Čeburėkas. Čeburėkas. Ne čeburėkas, o Čeburaška. Tai Čeburaška, tai čia Čeburėko žmona, taip gaunasi? Ne, nu jūs esate iš tikrųjų durnius. Čeburaška yra toksai gyvūnas iš rusų raudonosios knygos, nu toks, kurį surado apelsinų dėžėj. Tai palaukit, čia to baisiaus krokodilo, kur su garmoškė sugyventinė? Čia ta mergaitė su didelėm ausim, kur gyveno su to pabaisa? Čeburaška, matot, neturi lyties, tai jo ar jos vardu bus pavadintas russianinternet.ru. Nu, keista būtų pavadintas Putinnetas arba Stalinnetas, čia Čeburaška. Nu, briedas visiškas. Tai kiek žmonės nepatogumų patirs, kiek išlaidų. Taigi Vilius Kaikaris su visais normaliais bičiais turės iš naujo sukurti savo adresus rusiškus. Aš jau nekalbu apie piratinių adresų pasikeitimą. O kaip e-mailai atrodys? Vilius Kaikaris @čeburaška.ru. Nu jo, čia jau net normalūs bičiai žvengs, bet rusams reiks pakeisti ir Facebooką, ir Twitterį, ir Vkontaktę, nu viską reiks perdaryti. Nu, išprotėjęs krokodilas su garmoške viską ir perdarys. Rusai iš viso visus užsienietiškus brandus pagal save perrašys. Pavyzdžiui, šitas bus Coca-Cola šapokliak, Mercedesas bus Winnie Puch, McDonald's bus Buracino. Buratinas yra pavogtas iš italų Pinokio, nu, kaip ir Winnie Puchas yra pavogtas iš Brito. Nu, tai jie taip ir gyvena. Žigulį pavogė iš italų, Gaz 69 iš amerikonų, Viliso. Vienintelis tikras rusų daiktas ir yra tas Čeburaška. Koks tai urodas iš apelsinų dėžės. O apelsinai Rusijoje auga? Nu, ne. Tai reiškia, ir Čeburašką jie pavogė iš Afrikos. Ot vagiai.